aprangą pasidabinusios šiandien, tai Gargždiškiams, kad jos gali lygiavertiškai. Ir čia diagonalė į baudos aikštelę, labai geras perdavimas, reiktų užsikabinti. Gargždiškiams bando smūgiuoti jos. Solidžiai atrodė Becker ir jau šį kartą į startinę 11 pateko. Čia Meda Žalgirietė nesutiko nei vienos varžovės, o čia Maden. Vertus, aš manau, kad tikrai mes kaip žiūrovai dėl to tik laimėme, dėl drąsaus Bangos žaidimo, nepaisant kaip pasibaigs šios rungtynės. Puikus perdavimas žaidėjams, nes gerokai sunkiau yra, kai raumenys šalti, šlapi rūbai judėti. O čia pavojinga situacija. Laisvos toje erdvėje, čia dešiniojo flango ataka, perdavimas. Tiesa, Patricija Penkauskaitė ten dar kartą kartoja perdavimą. Tikrai sunku suburti komandą, kuri pretenduotų kovoje dėl aukščiausio apdovanojimo. Jos perdavimas į kairįjį flangą, kontrataka tęsiasi. Šansas Lietuvos moterų rinktinės kandidačių. Gynėjo Vilnietės smūgiui link pirmojo virpsto. Dabar antroju. Smūgiuoti, sukurti tiksliau erdvės smūgiui. Jo, čia Maja Musauskaja spūdingai įveikia Jonelytės gynybą. Jos perdavimas ir kerta kamuolys. Taip, kerta, lyržės į priekį. Pasižymė Joy Didi Duru. Kokios tendencijos rodo, kad komandos draugėms gynybos kairėje labai sudėtinga. Diagonalė baudos aikštelės link, vėl kokybiškas tininkės Gargždų Bangos gynėjos. Buvo jų ten pakankamai, čia pirmasis smūgis, jau šiek tiek gal pritrūkdo. Čia pavojinga situacija. Gynyboje plušė prieš vieną, nors galėjo turbūt žaisti mažiau rizikingai, bet techninis Arsenalas jai leidžia tą padaryti, o čia smūgis vartų link. 2-3 dabar Bangiškės išdaimas į pusiau flangą, čia Duru gražina į savo komandos draugę ir 2-0 į vartų kampą. Čia antrąjį komandos įvartį, o čia atrodo, kad ir Duru reikės pagalbos. Maden jau visiškai atsigavusi po to kontakto. Dėl to toks skausmingas tas kontaktas jai buvo. Bernotaitė pabando gynybinius turbūt veiksmus, kai atviras vadinamasis kamuolys. Čia Becker smūgis. Tadienį dar neatšventė, jai yra 17 metų, jeigu neklystu. Duru vėl kairiajame flange ten aktyvi. Smūgis į vartų, skirto kamuolį. Gudrus jos sprendimas, prilaikė šiek tiek žaidimo tempą, kad viena neliektų prieš kelias varžovės ir palaukė komandos draugių pasijungimo. Tas ir įvyko ir matome, kad čia jau veiksmas kur kas pavojingo komandos žaidėjas ir nepamatė kamuolį. Vėlgi, kiek... Taip, geltona kortelė vis dėlto buvo parodyta, nors Banga pirmajame rate ir lieka be taškų. O čia puikus perdavimas baudos aikštelėje. Veiksmas tęsis. Kairiajame krašte. Pavojingas reidas. Smūgis nepavyko. Prie Vilniečių prieigų. Čia smūgis į vartus ir išgelbėja komanda Karolina. Žalgiris lieka viena geriausiai besiginančių komandų pagal statistiką. Vilniečių išpuolis, Andriuškevičiūtės kirtis, virpstas ir kamuolys vartais perdavimais ieško sėkmės. Čia sprintas ir nepraranda kamuolio Švarcaitė, sulaukia komandos draug į namus. Galėtų pasakyti, jog atidavė viską, ką galėjo šiame mače. Čia dar vienas Švarcaitės šansas ir viskas. Baigėsi šis susitikimas. MFA Žalgiris MRU triumfuoja akistatoje su Gargždų Banga 2-0, kyla į pirmąją poziciją moterų lygoje.